Taigi. Okay. Ai, tu savo kaip sunku. Bandysiu kurti family friendly contentą. Eik tu nahui tą musį, kur, piso protą čia. Bet greičiausiai taip nesigaus. Sveiki visi, mano žiūrintys draugai. Sveiki visi tie, kurie mane pirmą kartą kažkas iš visų mato. Kažkas iš visų mato. Kas čia gali matyti iš visų? Mato tiesiog, o ne iš visų mato. Sveiki visi, mano žiūrintys draugai. Sveiki visi tie, kurie mane pirmą kartą mato. Esu Justas Kuklėrius ir pradedu savo kelionę į Kanadą. Taigi, greičiausiai klausimas kiltų, ką Justas dėsis į kuprinę. Na, aš žinau, kad nei pats nežinau. Iš viso vloginsiu pirmą kartą. Save filmuosiu, bandysiu viską parodyti. Ką liduosiu į kuprinę. Kaip varau nuo žodžių, nuo namų išvykimo iki vietos ten ir ką aš ten veiksiu, ką darysiu. Tai jau. Tai dar liko pusantros savaitės iki išvykimo, bet jau pratinas prie kameros. Bandau kalbėti, kad ir daug nepavykusių kadrų būna, bet kažką ištrauksiu, kažką žodžiu bandysiu parodyti. Pradedam pakuotis, varysiu su 2 kuprinėm, viena 7,5 litrų, kita 2,8. Tai bandysiu viską sutalpinti, daiktų maždaug tiek. Nežinau, gal dar kažką išimsiu, gal dar kažką pradėsiu. Aišku, kam čia įdomu, tie daiktai, vapšė nahu. Niekam įdomu. Žinoma, dar eis kompas, kamerikį. Gaila meškerių neina pasimt, nes meškerės mielai pasimčiau. Hello. Taigi, atvariau pas pusbrolį, nes bičiuliai mano buvusiuose namuose COVID susirgo, tai negaliu, kaip ir galiu, bet nenoriu ten likti. 2 dienas dar Kaune, atvariau pas pusbrolio brolį, kitą pusbrolį ir liksiu čia iki pirmadienio, pirmadienį į Vilnių pas kitą bičiulį. Ką šiandien reiks atpist normaliai klyną, atgert lietuviškai. Na, o Kanadai reiks laikytis dietos, alkoholio dietos. Tai va. Rytoj jau turime pirmą skrydį, viskas susipakavęs, susidėjęs, laukiu, esu excited, laukite mano naujo video. Skrendu į Niujorką, gal dar iki Vašingtono nuskrisiu, tai asmeniniai reikalai, asmeniniai darbai ir valstybės reikalai tuo pačiu. Tam tikri susitikimai numatyti, tam tikri bilietai ir spektaklis gavom bilietai, kurį norėjome, tai dėl to ir skrendame. Ta kelionė buvo planuota kovo pabaigoje, bet
Pirmos minutės Vancouverį. Uberis atvežė iki ten, kur aš gyvensiu jo. Dar nelabai suprantu, jaučiu, kad čia esu, tai nelabai ką galiu ir pasakyti iš tikrųjų. Labas rytas. Pirmas rytas Vancouverį. Visai gerai išmiegojau. Buvau labai pavargęs, tai kokią 9-10 valandą užmigau. Šiaip turėtų Lietuvoje vakaras dabar, o aš jaučiuosi kaip rytą, kaip normalų rytą. Einu iki parduotuvės, žodžiu, nusipirksiu valgyt. Rytoj išsinuomavau full suspension bike'ą. Varysim viską eksplorint. Susidėjau daug visokių pinų, kur galiu nuvaryti į parkus, į žvejybos parduotuvės, į Arc'teryx'o parduotuvę. Laukiu rytojos. Galima eit? Dar nelabai suprantu, ar man galima eit ar negalima. Jo, galima. Kartais galima ir net nesuprast, kada gali eit, kada ne. Tokia Tacoma. Vancouver's life. Ir štai parduotuvė. Žiūrėsim, ką čia galima nugriebti. Tokius siračius bankus. So, a lot of people ask me, what is the best cigarette to smoke first time arrived in Canada? So, this is a very good question. So, my answer would be, the best cigarette to smoke is the La Cigarette Cause La Canada, La Santé Canada is, I don't know if you can see clearly guys, but the cigarette is this one. It's pretty strong compared to Lithuania and it's very good smell. So this is the best cigarette you can smoke first time arriving in Canada. Sakiau Milesui ir butų nuomininkui, atsakiau, kad nerūkau, negeriu, tikrųjų ir rūkau, ir geriu. Bet šitos cigaretės tai yra tik pabandymas, kokios skonio yra kanadietiškos cigaretės. Tai va, dėl to ir norėjau paragauti. Einu namo, pavalgysiu, žiūrėsiu, kiek laiko dar turėsiu šiandien, išeiti į miestą pasivaikščiot. Šiaip žiūrėjau visos savaitės orus, tai gan prasti, daug lyja, bet šiandien irgi rodė lietų, bet kol kas viskas gerai, tikiuosi, kad ir rytoj bus geras oras. Einu namo, pavalgysiu ir žiūrėsiu, kiek laiko bus dar pavaikščioti. Trashmobil. O, vaikučiai. Wow. Jūs tik pažiūrėkit, ką radau. Volvo V60 2.5 Turbo. 104 kW automatas, faceliftas. Lempas reiktų nupoliruoti, bet puiki kelioninė mašina. Einu namo dabar, dar čia į kairę, į dešinę pasuku, kad kažkokią gatvelę naują praeit, pažiūrėt. Šiandienos diena baigta greičiausiai. Šiandien gal kažkiek bus medžiagytis iš važiavimo su dviračiu. Dar šiandien baisiai stipriai lijo, tai realiai dabar esu beveik šlapias. Aišku, laukiu, kol biškį nustos lyt, bet nelabai nustojau.
Opa. Už dviračio nuoma 120 eurų, o pačio dviračio užstatas dar $1000. Tai čia apie 800 gal gaunasi. Opa. Tikiuosi neapsirgt. Karšta. Taigi, atvažiavome prie paplūdimio. Taip, taigi, labas rytas, laba diena, kita diena, aš vėl su dviračiu, bla 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 bla, esu Stanley Park. Dabar yra apie 2-3 valandą gal, oi blemba, yra apie 2-3 valandą, tai turiu spėti apvažiuoti parką ir dar priduoti iki 5 valandų dviratį, kai spėsiu. O jeigu ne, tai papildomų šaibų reiks mokėti iki rytojaus greičiausiai. Kažkas tokio, spėju. Žiūrėjau vakarykštį footage'ą, tai daug labai blogų kadrų, kur vien tik rankenos tiesiog matosi. Tai gal šiandien kažką geriau reiks pafilmuoti.
These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. To all those places on the wall. ¡Bob curva! No, 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 no. El bobrito de curvito. La curva. I'm coming close to this, I'm sure. You try to say the sunrise is same. Tell me, have you ever danced in the rain? Atvažiavau iš tos pusės ir uždaryta čia. Tai persimečiau dviratį į kitą pusę ir lipsiu tvorą. You're right, all there under the covers. Your place, my place, it doesn't matter. It's too long, keep it on the road. Round and round we go. Taigi, sveiki visi, čia vėl Justas Kuplierius ir atvykau į Skomišą šiandieną. Oras žiauriai geras, saulutė šviečia, žiauriai gražu čia, kalnų kalnynai, upės upeliai. Einu iki hostelių, pasidėsiu visą mantą, apsikarstęs mantą žodžiu esu. Būsiu čionais iki 31 dienos, o balandžio 1 dieną turiu skrydį į Reginą, į Saskatchevano valstiją, kur mane pasitiks Milesas, ūkininkas. Tai va, o šitas dienas gal bus daugiau footage'o iš haikų, iš kalnų. Čionais yra, kiek suprantu, mano hostelis. Tai bandom brautis į jį ir klaust, kur mano sušikta lova. Vaikščiodamas Kanadoje greičiausiai ne man vienam toks pat jausmas yra, kad atrodo, kad tave kažkas filmuoja ir tu esi filme. Nes antiek realiai visi filmai yra amerikietiški ir kanadietiški.
turiu galvoje vis tiek tą pačią anglų kalbą. Ir atrodo, kad tiesiog tave kažkas filmuoja ir tu esi vidury kažkokio filmo. Tai labai keistai jaučiuosi ir keistai daug čia ir atrodo viskas. Buvau Walmart'e, nusipirkau užrašų knygutę ir porą pėdskelių, nes būdamas namuose Lietuvoje buvau pasidėjęs ant stalo, bet kažkaip nekrito į kuprinę ir visus savo užrašus palikau. Tai teko čia nusipirkti naują. Nieko, užvesim naują dienoraštį. Nelabai suprantu, čia kažkas gyvena ar ne, nes atrodo, kad visai ir gyvena. Čia vienas trakas ir po to čia. Įdomiai, dviratis paliktas. Beje, šita vieta ir vadinasi Junction Park. Kiek mačiau žemėlapį, tai taip ir rašo. Sąvartyno parkas. Atėjau į Squamish Feather Park. Žiauriai šiaip noriu. Pizda, žodžiu, iki chatos kokie 6 kilometrai atgal. Tai žiauriai šiaip noriu ir žiauriai žaksai pradėjau. Bet vaizdai tai neblogi. Gal šikimai ir žaksai šitie visi dalykai atperka. Ruoniai. Oi, dar vis žaksė. Oi. Pradedu savo pirmą haiką, nusistavamus. Pirma, antra ir trečia viršūnė.
truputį pavargau. Čia žiauriai pavargau, nes iš pradžių žiauriai sotu buvo. Ir tik dabar jau biškį normaliau pasidarė. Jais. Buvau pirmoji viršūnėje, dabar esu antroji. Ir dar kažkur turėtų būti trečia. Tai jo, truputį pavargau, nes kopimas tikrai intensyvus. Dar niekad nebuvo taip kopinėjęs. Grynai šlaitu leidėsi ir metaliniai strypai. Kokie dar metaliniai strypai? Armatūra, nachai, laiko tave garačiai. Ten yra pirma viršūnė, čia kiek suprantu antra ir trečia ten, spėju. Ir tada vėl visą laiką žemyn, 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 kažkur iki ten. Ir žemyn, 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 žemyn iki namų.
tai ir esu trečioje viršūnėje. Šita, man atrodo, aukščiausia. Tai buvau pirma, antra ir trečia. Tai nuėjau apie 8 km gal, bet pavargau, tai nežinau. Žiauriai pavargau šiaip. Užtrukau. Kiek aš čia užtrukau? Let me see, concentrate. Užtrukau 3 valandas. Lipam žemyn pagaliau. Aukščiai.
šiuo metu esu vėl. Vankuverį, Grįžau, atvažiavau iš... Skuomišo, Einu. per raudoną šviesoforą. Rytoj turiu skrydį į Saščevaną jau, pas ūkininką. Tai dabar einu apsikarsęs manta pro Vankuverio centrą. Labas rytas visiems, kas žiūri, gal ir labas vakaras. Baigiau montuoti savo pirmąjį vlogelį. Tai duokit žinot, kaip kas atrodo, ar patiko ar ne. Mano galva reiktų daugiau kalbėti į kamerą, labiau apibūdint, kur esu, ką darau ir panašiai. Tai jo, manau, vienintelis minusas mano šitam vlogelį, kiek aš pastebėjau, kad gan mažai kalbu, atrodo, reiktų jo daugiau apibūdinti viską. Ir šiaip, manau, mieliau žiūrisi, kaip bendrauju su žiūrovais. Tai jo, duokit žinot, žodžiu, ir laukite antro vlogo. Iki.